Keltas priekinė dalis trenkėsi ir pramuša tanklaivį. Smūgio metu nafta išsilieja ant vandens ir per kelto denį. Tarp dviejų laivų išsiveržia milžiniškas ugnies kamuolys. Tarsi vulkanas sprogsta ant juodo vandens. 1967 metais Camel Laird iš Birkenheado Jungtinėje karalystėje pastatė automobilių ir keleivių keltą pavadintą Koningin Juliana, taip pat žinoma kaip Queen Juliana. Olandų kompanija naudojo jį maršrutui tarp Horidžo ir Huko prie Olandijos. Keltas buvo 131 metro ilgio ir 20,5 metro pločio. Jis svėrė 6682 tonas ir galėjo pasiekti iki 21 mazgo greitį. 1985 m. rugsėjį keltas buvo parduotas Italijos Navarma Lines, kuri vykdė maršrutus tarp Prancūzijos, Italijos ir jų artimiausių salų. Vėliau Navarma Lines pakeitė pavadinimą į Moby Lines, o keltas tapo žinomas kaip Moby Prince. Jis persikėlė į savo naujus namus – Livorno uostą Italijoje, kur aptarnavo reguliarų maršrutą tarp Livorno ir Olbijos. Naftos tanklaivis Agip Abruzzo buvo pastatytas 1976 metais, įtalkant Jeri laivų statykloje Trieste. Jo ilgis buvo 330 metrų, o plotis kiek daugiau nei 50 metrų. Jis galėjo gabenti 253 tūkstančius tonų naftos ir plaukdavo 16 mazgų greičiu. 1987 metais, atsižvelgiant į rinkos poreikius, tanklaivis buvo sutrumpintas iki 267 metrų, todėl jo pakrovimo talpa sumažėjo iki 149 tūkstančių tonų naftos. 1991 m. balandžio 9 d. Agip Abruzzo atplaukė į Livorną iš Egipto. Tanklaivis priklauso Internationale Idrocarburi arba ENI, kas itališkai reiškia Nacionalinę angliavandenilių valdybą, didelė Italijos naftos ir dujų bendrovė. Jo talpyklose yra 82 tūkstančiai tonų Irano lengvosios žalios naftos. Livorno uostas, angliškai vadinamas Leghorn, yra pagrindinis Toskanos uostas ir vienas svarbiausių Italijos uostų tiek keleiviams, tiek kroviniams. Pagrindinė uosto teritorija vadinama Florencijos baseinu. 3 molai saugo įplauką. Beglė molas saugo pietinį įplauką. Kreivasis molas ir Diga della Meloria sudaro vieną ilgą molą vakaruose, o Diga del Mazoka yra šiaurės vakaruose. Laivai įplaukia ir išplaukia pro pietinį įplauką tarp pietinio Kreivojo molo galo ir vakarinio Veglė molo galo. Kanalas yra maždaug 190 metrų pločio ir 15 metrų gylio. Tarp Florencijos baseino išėjimo ir pietinio įplaukimo stovi Livorno jūrų perspėjimo bokštas. Iš bokšto atsiveria puikus vaizdas, leidžiantis palaikyti ryšį tarp laivų, terminalų ir uosto operatorių. Jis registruoja, kada laivai atvyksta ir išvyksta, stebi uosto manevrus, stebi oro sąlygas ir informuoja laivų eismą. Balandžio 10-ąją po 24 valandų sustojimo Moby Prince ruošiasi savo įprastai 7 valandų kelioniai, palikdamas Livorno uostą ir grįždamas į Olbiją Sardinijoje. Orai giedri, o prie keltų 66 įgulos narių prisijungia 75 keleiviai, gerokai mažiau nei laivo talpa, kuris siekia 1200 žmonių. 9:55 vakaro. Prieš pat išvykimą į Moby Prince įlipa uosto locmanas. Moby Prince kapitonas Ugas Česa, ilgametis kapitonas, žinomas kaip tikslus ir profesionalus, perduoda laivo valdymą locmanui, kuris išves laivą iš uosto. Uosto locmanas visada lydi laivus, tokius kaip keltai, įplaukiant ir išplaukiant iš uosto, nes jis gerai išmano vietinius vandenis, sroves ir jūros dugną. 22:03 vakaro keltas atrišamas nuo krantinės ir pradeda manevruoti iš uosto. Išplaukdamas pro uosto vartus, jis prasilenkia su kitu įplaukiančiu laivu. Jūrų įspėjimų bokštas stebi ir klausosi radio ryšio tarp dviejų besikartančių laivų, kad įsitikintų, jog viskas vyksta saugiai. Keltas plaukia pietų kryptimi link praėjimo tarp Veglija molo ir Kreivojo molo. Pietinėje Veglijos užtvankos pusėje, už uosto ribų, prie uosto įėjimo, keli laivai stovi inkaru. Tarp jų yra 2 ENI priklausantis tanklaiviai – Agip Napolė ir Agip Abruzzo. Taip pat šioje teritorijoje inkaru stovi 2 iš 5 JAV prekybinių laivų iš netoliese esančio Camp Darby – Gallant II ir Cape Breton.
Camp Darby yra JAV karinis kompleksas, kuris tarnauja kaip pagrindinis tiekimo centras JAV kariuomenės Pietų Europos užduočių grupiai, remiančiams Persijos įlankos karo operacijas. Agip Abruzzo, paskutinis iš šių 4 laivų, yra inkaruotas maždaug už 2,7 mylios nuo Veglijos. Jis stovi draudžiamoje zonoje, pažymėtoje kūgio formos riba. Ši zona yra draudžiama inkaruoti, nes jūros dugnu eina povandeniniai kabeliai, o inkaruojant laivus jie galėtų būti pažeisti. Kūgis taip pat žymi laivų įplaukiančių ir išplaukiančių iš uosto praėjimą, atskirdamas kanalą nuo inkaravimo zonos. Iš Moby Prince denio keltų pareigūnai, įskaitant kapitoną ir pilotą, gali matyti visų inkaruotų laivų šviesas. Visi Moby Prince valdymo įrenginiai nustatyti į rankinį režimą. Juos valdo kvalifikuota ir patyrusi įgula. Pareigūnai yra savo postuose, valdo radarą ir radio įrangą, o kapitonas Česa yra tiltelio poste ir juos prižiūri. Pilotui girdisi, kaip uosto tarnyba radijui perduoda komandą. Tikrasis kursas 195, tai yra kursas į Olbiją. Kai keltas praplaukia Veglijos užtvanką, pilotas palieka tiltelį, išlipa iš laivo ir persėda į laukiančią piloto valtį šalia Moby Prince. Pravažiavęs užtvanktą molą, keltas palieka uosto vandenis ir įplaukia į prieplaukos vandenis. Nuo uosto išėjimo įgula puikiai žino kelią į Olbiją. Paprastai laikomasi 220 laipsnių krypties, tada palaipsniui koreguojama iki 191 laipsnio, kad būtų pataisytas kursas. Keltas įsibėgėja iki 18 mazgų, kas yra įprasta šioje vietovėje, netoli uosto išėjimo. Lačmanas Lačmanų laive stebi, kaip keltas toliau juda savo suplanuotų maršrutu. Ši istorija buvo sudėliota remiantis pradinę avarijos tyrimo ataskaitą ir antrąją ataskaitą, kuri buvo parengta po 30 metų. Tai yra mano interpretacija, paremta abiejų tyrimų metu surinktais įrodymais. Aš tiksliai nežinau, kas įvyko laive Moby Prince, nes visi išskyrus vieną žmogų žuvo. Tai aiškus ir ramus vakaras. Nėra rūko, o uoste puikus matomumas ir rami jūra. 2 žmonės iš Italijos jūrų akademijos, esančios netoli Terazos Maskani, pietryčių nuo Veglijos užtvankos, stebėjo, kaip keltas išplaukė iš uosto iš savo aukštos apžvalgos vietos. Jie taip pat pastebėjo kažką keisto vykstant su Agip Abruzzo. Tanklaivis buvo apgaubtas tarsi balkšvų debesių arba garais. Tačiau jie tam nesuteikė reikšmės ir sugrįžo į akademijos vidų. Iš tikrųjų yra dar vienas laivas, o tanklaivis vykdo neteisėtą naktinį kuro papildymo operaciją su mažesniu laivu, galbūt barža, tačiau niekas to laivo neidentifikuoja. 6. bakas laive Agip Abruzzo yra atidarytas, o iš šono kabo žarna. 6. bako krovinys yra degalų mišinys su 8% deguonies, pavojingai arti sprogumo ribų. Tanklaivis nukreiptas į pietus išjungtomis šviesomis arba patiria laikiną elektros tiekimo sutrikimą. Ir balkšvas garų debesis dengia tanklaivį, todėl įmanoma, kad Moby Prince prarado tanklaivį iš akių. 22:25 trečiasis laivas staiga tampa matomas Moby Prince kelyje. Keltas staigiai pasuka į kairę, kad išvengtų susidūrimo su neidentifikuotu laivu. Tačiau tai pasirodo esanti lemtinga klaida. Moby Prince atsitrenkė į Agip Abruzzo dešinį bortą, smogdamas 70 laipsnių kampu. Keltų priekis trenkėsi ir pramuša tanklaivio 7. baką, kuris paprastai naudojamas naftos likučiams arba nešvariam sentinų ir plovimo vandeniui. Tačiau šios kelionės metu jis buvo pripildytas lengvosios žalios naftos. Smūgis praplėšė naftos baką, išpildamas jo turinį į aplinkinius vandenis ir ant kelto denio. Smūgis sujungė abu laivus. Agip Abruzzo kapitonas bando manevruoti tanklaivį toliau nuo Moby Prince. Moby Prince bando važiuoti atbulomis, vairą pasukęs į dešinę, tačiau jo priekis lieka įstrigęs tanklaivyje, o nafta ir toliau teka iš pažeisto korpuso. Kai abu laivai bando išsilaisvinti, besitrinantis metalas sukelia kibirkštis ir uždebia iš tanklaivio tekančią naftą. Liepsnas įsiplieskia, apgaubdamas keltą ir aplinkinius vandenis. Iš savo unikalios stebėjimo vietos jūrų perspėjimo bokštas mato, kaip ugnis sprogsta tarsi ugnikalnis. Liepsnos plinta taip smarkiai, o karštis toks intensyvus, kad Moby Prince tiltelio įgulai tenka nedelsiant palikti valdymo patalpą. Jie palieka variklį veikianti visų pajėgumu, o vairą pasukta stipriai į dešinę, 30 laipsnių kampu.
Palikdami savo postą, jie tikisi, kad keltas išsivaduos ir nutos spirale nuo degančio tanklaivio, važiuodamas atbulinę eigą. Taigi ugnis ir dūmai laivo priekyje turėtų būti nupūsti nuo laivo centro. Keleiviniame kelte prasideda chaosas. Ugnis ir tiršti dūmai nuo laivo priekio greitai išplinta ir apima didžiąją priekinę denio dalį. Susirinkimo vieta vidurinėme viršutinėme denyje, kur laikomi gelbėjimosi plaustai, ją pasiekti pernelyg pavojinga. Laivo pareigūnai greitai parengė kitą avarinį planą. Jie surenka visus keleivius prabangiame salone laivo viduje ir liepia laukti pagalbos. Ši salė turi ugniai atsparias sienas ir duris, todėl tai yra saugesnė prieglobsčio vieta nuo lauke vykstančios nelaimės. Keleiviai pradeda rinktis, vieni su lagaminais, kiti su gelbėjimosi liemenėmis. Įgula yra apmokyta veikti ekstremaliose situacijose susijusiose su gaisru. Kai kurie kišenėse turi avarinių procedūrų vadovus. Jie išdėlioja gesintuvus aplink salę, kad galėtų kovoti su bet kokiu gaisru, kuris gali prasiveržti. Radio operatorius negali pasiekti pagrindinio radio valdymo kambaryje dėl gaisro, todėl jis naudoja nešiojamą siųstuvą, bandydamas paskelbti pavojų ir nuolat siųsdamas pavojaus signalus, kad iškviestų pagalbą. Mayday, Mayday, Moby Prince, mes susidūrėme, mūsų laivas apimtas liepsnos. Mums reikia ugniagesių pagalbos. Jo balsas darosi vis labiau desperatiškas. Bičiuli, jei neteisiu mums į pagalbą, visi sudegsime. Mayday! Mayday! Įgula ir keleiviai laukia kartu prabangoje salėje, tikėdamiesi, kad pagalba greitai atvyks, nes jie taip arti uosto. Viduje temperatūra išlieka pakeliama, net kai liepsnos ryja aplink esančią konstrukciją. Uosto administracija per radiją išgirsta pagalbos šauksmą, bet jis silpnas ir iškraipytas. Operatorius sunkiai supranta, ką sako pranešimas. Po 3 minučių gaunamas dar vienas pranešimas, šį kartą iš Agip Abruzzo, kuriame sakoma, kad juos kliudė laivas. Po 2 minučių jie vėl siunčia radio pranešimą ir operatorius nusprendžia, kad pagalbos šauksmas turi būti apie Agip Abruzzo. Sumaištyje Moby Prince pagalbos šauksmas lieka be atsako. Gelbėjimo komandos mobilizuojasi padėti nelaimės ištiktam tanklaiviui. Uosto administracija vadovauja ir koordinuoja gelbėjimo operacijas, o kitos tarnybos, tokios kaip ugniagesiai ir policija, atlieka pagalbinius vaidmenis. 2 švartavimo darbininkai į nelaimę reaguoja savarankiškai, be jokių uosto valdžios ar kitų institucijų nurodymų. Jie pirmieji išvyksta iš uosto prieplaukos. 22:30 minučių gyventojas gyvenantis prie jūros ir matantis susidūrimą iš savo terasos pastebi, kas vyksta ir pradeda filmuoti degančius laivus. Abu laivai vis dar susikabinę. Ugnis išplito abiejose laivuose ir jūroje tarp jų. Naktį matomumas toks geras, kad net Ale Italija lėktuvas, besiruošiantis susileisti Pizoje, pamato gaisrą jūroje ir praneša apie tai valdymo bokštui. Tanklaivyje kai kurie įgulos nariai žvelgia iš tiltelio, norėdami pamatyti, kas juos kliudė. Nepaisant ugnies ir tirštų dūmų, jie įžiūri didelio laivo su dideliais langais, panašaus į keleivinį laivą, siluetą. Ir tada Moby Prince atsiskiria ir abu laivai nutolsta vienas nuo kito. Iki 22:35 tanklaivio kapitonas vis dar nėra pateikęs gelbėtojams jokios informacijos apie kitą degantį laivą. Pirmiausia, Agip Abruzzo praneša, kad jie nieko nemato. Po minutės kapitonas praneša, kad jie susidūrė su mažu vilkiku arba barža, o ne su dideliu keleiviniu keltu. 11 val. Vakaro policijos katerio sargybinis pastebi dūmus tolumoje ir pasiūlo savo vadui plaukti link laivo. Tačiau tada jie pamato 5 raudonas raketas, šaunančias į dangų, ir išgirsta garsinius signalus iš Agip Abruzzo. Kartu su pagalbos skambučiu per 16 radio kanalą, vadas ir sargybinis nukreipia savo dėmesį į Agip Abruzzo, o antrasis laivas pamirštamas. Praėjus maždaug 40 minučių po susidūrimo, tanklaivis siunčia dar vieną radio pranešimą. Atrodo, kad mus kliūdė maža barža. Ugniagesiai Agip Abruzzo. Mes turime Irano lengvosios žalios naftos, bet nežinome, ką turėjo barža, kuri mus kliūdė. Nekalbant apie tai, kad antrajam laivui taip pat gali reikėti gelbėjimo. Toliau vyksta daugiau radio ryšio, tačiau uosto valdžia nekoordinuoja veiksmų ir nesuvokia, kad reikėtų ieškoti antrojo laivo. Dūmai tankėja ir plinta.
Bangos neša degančią naftą ir storą dūmų sieną link uosto įėjimo, sumažindamos matomumą avarijos zonoje. 11:12 vakaro prie tanklaivio priplaukė vilkikas iš Titoneri kompanijos, o dar vienas jų laivas atvyksta po 8 minučių. 11:22 vakaro į įvykio vietą atvyksta uosto tarnybos patrulinis laivas CP-232, kuriame yra uosto tarnybos vadas. Jie lieka inkuruoti vandenyje tarp Moby Prince ir Agip Abruzzo. Išsilaisvinęs Moby Prince toliau plaukia atbulinė eiga ratu aplink tanklaivį. Varikliai vis dar įjungti. Ugnis smarkiai plinta, o liepsnos nelygiai apima skirtingas kelto dalis. Kai kurios vietos išvengia didelio karščio. Tačiau ji išlieka viršutinėme denyje, o atbulinė laivo eiga padeda išsaugoti išorinę laivagalio dalį ir įgulos kajutes apatinėme denyje. Ugniai atspariame prabangiame salone. Nors jie apsaugoti nuo karščio, laivo oro kondicionavimo sistema pradeda skleisti mirtiną anglies monoksidą ir nuodingas dujas. Keleiviai ir įgula viduje lėtai uždūsta. Anglies monoksidas jungiasi su hemoglobinu jų raudonuosiuose kraujo kūneliuose, atimdamas iš jų kūnų deguonį. Jie pradeda jausti galvos skausmą, svaigulį ir pykinimą. Kai kurie bando pabėgti į denį, bet juos įveikia nuo laivo korpuso sklindanti intensyvi kaitra. Tie, kurie lieka viduje, miršta nuo uždusimo. Visą šį laiką iš tanklaivio negaunama jokios naudingos informacijos apie antrojo laivo paieškas. Išgirdę radio pokalbius apie degantį apleistą laivą, švartuotojai išsiruošė jo ieškoti. 11:26 vakaro vilkikas praneša, kad pastebėjo antrą degantį laivą ir plaukė jo link, nors vis dar nenustatė, koks tai laivas. Tanklaivio kapitonas prieštarauja, sakydamas, kad turi 82 tūkstančius tonų žalios naftos ir nuolat pabrėžia savo krovinio keliamą pavojų. 11:30 vakaro kitas laivas pamato antrą degantį laivą. Švartavimo vyrų vilkikas pasiekia Moby Prince. 11:45 vakaro jūrų signalininkas klausia švartuotojų, ar jie gali atpažinti laivą. Jie atsako: Tai Moby Prince, kuriame jis vykdė komercinę veiklą. Laive yra daug žmonių. Jie man sako, kad yra 50 keleivių. Budintis pareigūne, kažkas turi man pasakyti, kas atitiko. Švartuotojai pastebi vienintelį išgyvenusį priekinėje kairėje keltų pusėje. Jis pereina prie laivagalio ir šoka į vandenį, kurį greitai ištraukia vilkikas. Tuo pačiu metu Agip Abruzzo įgula taip pat nusprendžia palikti tanklaivį. Vienintelis Moby Prince išgyvenęs žmogus pasakoja gelbėtojams, kad daugiau nei valandą judėjo per laivo kajutes, vengdamas liepsnų kartu su kitu įgulos nariu, kuris neišgyveno. Jis sako, kad laive yra ir daugiau žmonių laukiančių gelbėjimo. Nepaisant jo prašymų, pagrindinė gelbėjimo operacija lieka sutelkta tik į naftos tanklaivį. Jokio gelbėjimo plano Moby Prince nebuvo sudaryta. 2 valandą ryto, artėjant balandžio 11 rytui, vilkikas sugeba prisišvartuoti prie dreifuojančio keltų. Dėvėdamas paprastus darbo drabužius ir be apsauginės kaukės, jūreivis užlipa į laivo galą ir pritvirtina vilkimo lyną. Moby Prince yra tempiamas atgal į Livorno uostą. Praėjus 2 dienoms po susidūrimo, kai gaisro karštis pagaliau atslūgsta, ugniagesiai įžengia į keltą ir randa 140 žmonių kūnų. Nuo gegužės 12 iki 17 dienos iš Agip Abruzzo buvo išpumpuota likusi nafta. Spalį 1991 metais jis buvo nutemptas, o 1992 metų sausį supjaustytas metalo laužui. Teisminis tyrimas dėl tragedijos kaltino rūką ir neatsargius bei aplaidžius Moby Prince kapitono Šesą veiksmus. Variklių skyriuje svirtis buvo nustatyta į autopilotą, todėl kapitonas Šesa buvo laikomas tiesiogiai atsakingu, o uosto administracijos klaidos gelbėjimo metu buvo sumenkintas. 2021 m. Liepą, praėjus 3 dešimtmečiams po avarijos ir augant visuomenės pasipiktinimui, Italijos parlamentas sudarė naują komisiją avarijai tirti. Jų išvados papasakojo visiškai kitokią istoriją. Pirminis tyrimas buvo paskubintas ir neišsamus. Įrodymų buvo arba nepaisoma, arba jie buvo palikti nuošalyje. Liudininkų parodymai, tikros oro sąlygos, netgi vaizdo įrašai, kuriuose matyti degantys abu laivai. Prokuratūra iš pradžių rėmėsi uosto valdžios tyrimu, nepaisant to, kad pati uosto valdžia buvo tyriama dėl nesėkmingos gelbėjimo operacijos.
Antrosios komisijos ataskaitoje niekada nebuvo aiškiai įvardytas paslaptingas trečiasis laivas, tačiau joje minimas buvęs Somalio žvejybinis laivas vardu 21 October 2 ir kitos baržos, galimai dalyvavusios neteisėtose kuro papildymo operacijose. Moby Prince korpusas liko Livorne beveik 7 metus, kol 1998 gegužę nuskendo prieplaukoje. Jis buvo iškeltas ir nugabentas į Turkiją, kur buvo supjaustytas metalo laužai. Norėdami pamatyti daugiau vaizdo įrašų apie katastrofas, dabar spustelėkite ekrane esančią nuorodą.